Šiame epizode viskas apie pakeltas lysves. Važiuojam! Tai pradėjai! Na ką, tai turim sąrašą, susirinkim visko, ko mums gali reikėti. Važiuojam. Mes jau viską turim. Važiuojam į sodą. Na ką, tai šiandienos planas paprastas. Iš paletės pasidarom pakeltą lysvę, o po to ją pakeliam į kitą lygį. Ir ką aš turiu omeny, kai sakau pakeliam į kitą lygį? Mes sugalvojom, kad ant pakeltos lysvės galėtumėm įrengti mažą šiltnamiuką. Tai pirmiausia, išsiardom paletę. Bet tai ką mums reikia tų pakeltų lysvių? Patys reguliuojam dirvožemio kokybę. Apsisaugom nuo vaikų, šunų, kačių ir kitų kenkėjų. Na ir patogiau dirbti su tom pačiom lysvėm. Ir lengviau reguliuoti drėgmę tose lysvėse. Tiesiog gerai atrodo. Žinokit, aš daugiau tos pačios klaidos nedarysiu. Be darbo stalo aš nedirbsiu, tai greitai čia susimeistrausim vieną. Velnias. Čia va vieną. Turim gerą darbo stalą, pakelsim pakeltą lysvę į kitą lygį. Gerai, tai pasiruošėm lentas, kurių mums reikės statant pakeltą lysvę. Aš norėčiau išsitraukti šios vinukus, bet vietoj to, ką mes galim padaryti, tai juos tiesiog nupjauti su kampiniu šlifuokliu. Taip. Aš pamiršau mūsų pjūklą ir turiu tik siaurą pjūklį, kuris yra netgi truputį per trumpas. Atsimatuojam, koks mūsų aukštis bus, 20 cm, reiškia mūsų šoniniai kuoliukai, bruseliai ir taip toliau, irgi nusipjauna po 20 cm. 20? Ne. Mums reikia truputį uždėti po centimetrą ar netgi 2, kad mūsų pakelta lysvė visai tvirtai atsistotų į žemę. Uf! Netinkamas įrankis, netinkamam darbui, bet padarėm, ką reikėjo. Tai ką aš dabar darau? Pasimatavau šoninės kraštinės, trumpesnės kraštinės ir dabar tiesiai atsipjaunam su siaura pjūkliu. Šiaip taip esu nustebęs, kaip gerai darbuojasi su netgi lentų pjovimu šitas siaura pjūklis. Bet diskinio pjūklo pasilgau. Važiuojam, susukam visą dėžę. O, vaikeli, po 1,5 valandos darbo, 2, mes turim dėžę. Pradžią padarėm, važiuojam toliau. Aš galvojau, kad čia bus daug greičiau. Niekada nešlifavau su 24 rūpumo popieriumi. Tai jo, galima jau 2 valandas pjaustyt, matuot, sukt, šlifuot arba senukose nusipirkti pakeltų lysvių jau rinkinį ir tiesiog susukt pirštelius ir turėti pakeltą lysvę. Manau, kad per 15 minučių. Pabandom. Kažką. Čia netgi yra skylutės jau padarytos. Oh my god. Aš padariau 2 vienodas dalis. Aš sakiau, kad čia neįmanoma padaryti klaidos ir aš padariau klaidą. Aš nesuprantu. Viskas, sujungia paskutinius kampus. Jau dirbam 20 minučių. Nu ką, fiksuojam laiką. Turim pakeltą lysvę per pusvalandį. Aš manau, kad jūs galėtumėte tai padaryti ir greičiau. Jeigu nepadarysit tokių pat klaidų, kurias padariau aš. Na ką, štai mūsų 2 grožybės. Nežinau, išsirinkite patys, kurie jums atrodo gražesnė. Šita nušlifuota graži, ar šita labiau kaip iš miško atnešta. Ir ką mes padarysim, tai dabar ne tik, kad nudažysim, kad estetiškai gražiau atrodytų, bet ir tam, kad šiek tiek apsaugotume ją nuo lietaus, vėjo, vandens ir viso ko, nuo atmosferos poveikio. Va, kaip skirtingai čia gula spalvytės.
Na ką, lysvės nudažytos, jos pasiruošusios išdžiūti iki rytojaus, tada ir susitiksim ir pakelsim šitą lysvę dar į kitą lygį. Ką? Sodo darbai po vieną nevaikšto. Bet geriausia, kad gali nupjaut, nusipūst, susišluot, susismulkint ir dar sumulčiuot, vien tik su grinder įrankiais. Gerai, varom dirbt darbų! Dažėm ir pridažėm. Labai džiaugiuosi mūsų vakarykščių darbų. Išsirinkau visgi šitą pakeltą lysvę, kurią nusipirkome iš senukų. Ir nemeluosiu, dar teko sugrįžti į senukus ir nusipirkti pagaliukų. Palauk, kaip čia gaunasi, tokia platesnė negu galvojau. 8-4. Nu kaip gražiai sueina, žinai, kai pamatuoji viską teisingai. Tada padariau rėmą. Mano planas pakelti pakeltą lysvę į kitą lygmenį ir atidėti stogelį jai. That's it. Gerai, atsižymėm ir pjaunam. Tai ką mums dabar reikia pasidaryti? Pasidaryti skylutes ir pasižiūrėti, ar veikia mano konceptas. O. Jej, šiltnamio pradžia. Tai mūsų vaivorykštė sodo bus. Ir čia jau mano yra į kitą lygmenį pakelta lysvė. Tu išpradėjai! Kas tau nutiko? Tai čia galima dėti agro plėvelę pačioj, Bimo. Klausai manęs. Čia galima dėti, kaip mes dabar padarėm. Arba vietoj to galima dėti seną kartoną, kuris per kelis metus turėtų sutrunyti, o tos piktžolės, kurios būtų išaugusios kiaurai visą žemę, jos mirtų ir niekas daugiau nebeaugtų. Biologas su dinozauro kaulais. Gali būti, kad prireiks įtvirtinimų kažkokių tai mano dinozauro kaulam. Tai nežinau, jūs prabalsuokite, ar buvo reikalingas šitas dalykas ar ne. Veikia? Reikia patikrinti ir ekstremaliom sąlygom biškį, aišku. Na ką, opa, nu čia. Dėl to ir reikia juos pritvirtinti varžčiukais. Kur varžčiukai? Pamečiau. Ką beliko padaryti, tai tiesiog viską gražiai įtempti, apjungti ir prikalti su mažais smygeliais. Na ką, vienas kraštas, ne kiekvienam čia skirta pasirodo. Bum! Mums pavyko. Čia yra pakelta lysvė, o čia yra pakelta lysvė, pakelta į kitą lygmenį. Arba kitaip sakant, mini šiltnamis. Tai gali daryti su šitą informaciją, ką norit. Mes epizodą baigiam. Susitiksim kitame. Ate. Ate.